Labas vakaras, sveiki gyvi sveteliai, visi sugužėję į obuoliais kvepiančią, jau tuoj krintančiom žvaigždėm žaižaruosiančią Tado Ivanausko Obelinės sodybą. Sveiki, iš įvairiausių kraštų sulėkė jau į 3-ojo Respublikinio folkloro festivalio Obelinės žolinė 2026 atidarymo koncertą. Sveiks, svetelė Marks. Pasveikinkit vieni kitus. Labas ir tau, Danielė, labas. Ačiū labai visada miela čia būti ir labai gera visada sugrįžti į Obelinę. Tikrai pasuolės iššluotos, puokščių primerkta, viskas sujungta, kokybiškai, gražiai, oras svarbiausia užsakytas. Nu, vat Kauno rajonas turi vat šitą, ne viską jūs susitvarkot kaip turi būti. Puikiai šventė dar, nors tik pirmą dieną, dar tik pirma šventės diena, o jau kokie puikūs įspūdžiai. Tai tikrai sveiki visi, labai gera matyti visus branginančius kiekvieną aliai vienos to šiltojo meto minutės ir akimirkos, visus norinčius žolinių išvakarėse dar drauge su bičiuliais išeinančią vasarą palydėti skambiom dainom, trankiais šokiais, kojas kilnojančią ar atvirkščiai dvasingai į dangų kilėjančią apeiginę muziką. Labai džiaugiamės matydami jau 3 kartą ant pievelės ar jaukiai po stogeliu įsitaisusius visus festivalio svečius ir džiugiai sveikiname Obelinę žolinę užsukusius. Ir tą šventę tikrai sukurs didelė, gausi, iš įvairiausių Lietuvos ir ne tik Lietuvos kampelių sulėkusi folkloro bendruomenė ir puikus folkloro ansambliai. Tai viešia šios šventės tikri šeimininkai, noriu pasveikinti juos su maršu. Tai aš pakviesiu pagroti maršą, o visus folkloro ansamblius pakviesiu išeiti čia į scenos, prie scenos šalia pasirodyti, kad galėtumėm visi jumis pasidžiaugti ir pasižiūrėti, koks gausus dainininkų, šokėjų, pasakotojų ir muzikantų būrys pas mus atvyko. Labūnės maršas! Tai tik primenu, žinokit, kad scena tai yra Kauno rajono Ramučių kultūros centro Neveronių laisvalaikio salės folkloro ansamblis viešia, vadovė Jolanta Palmytė. Prie scenos atkeliauja Druskininkų kultūros centro Viečiūnų laisvalaikio salės folkloro ansamblis Žemynėlė, vadovė Lina Valčiūnienė. Taip pat džiaugiamės, kad su mumis Kauno rajono Ežerėlio kultūros centro Sakyškio laisvalaikio salės folkloro ansamblis Altonė, vadovė Jūratė Vytautė. Sveiki atvykę! Kur tai Altonė noriu pamatyti? Va atkeliauja, sveiki! Taip pat pas mus Kauno rajono Ežerėlio kultūros centro Sakyškio laisvalaikio salės sutartinių giedotojų grupė Devyniaragė, vadovė Miglena Perminienė. Sveikinam Obelinėje atvykusius Kauno rajono Ežerėlio kultūros centro Ringaudų laisvalaikio salės sutartinių giedotojų grupė Gaudė, vadovė Liuda Liaudanskaitė. Ir dar iš Kauno rajono taip viešai jau muzikuoja scenoje. Tai va tokia gausi vietinė bendruomenė, žiūrim, kas dar čia pas mus atvykę. Kretingos rajono kultūros centro vyrų folkloro grupė Antulė, vadovė Elena Šalkauskienė. Va. Džiaugiamės, kad ir aukštaičiai atvyko, tai Panevėžio folkloro ansamblis Raskila, vadovė Lina Vilienė. Va, atbėga. Jau gal aukštaičiai prie Lūčio, kur užstrigę buvo. Visai netoliese gyvenantis puikus kaimynai ir mylintys Obelinę žolinę, šio festivalio senbuviai ir patyrę dalyviai Kaišiadorių kultūros centro folkloro ansamblis Svertata, vadovė Valerija Jankauskienė. Taip pat šaunūs muzikantai Raseinių kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Dubisa, vadovas Dainius Maslauskas. Rumbonių kaimo folkloro ansamblis Rumbonių sodžius, vadovas Kęstutis Tumynas. Su didžiulė vėliava. Sveiki atvykę. Iš Domeikavos pas mus atvyko šeimoje muzikavimo tradicijas perduodanti Rumbų šeimos kapela iš Domeikavos. Sveiki atvykę.
pabendrausime ir su Virvyte pasimatysim, bet irgi labai norim pakviesti turbūt prie scenos ateiti. Ir kankliavimo tradicijos specialistė, etnomuzikavimo žinovė, etnomuzikologė Laura Lukenskienė taip pat su mumis. Tai jos grojamos muzikos taip pat šiandien pasiklausysim. Štai koks gausus būrys, galintės vieni kitiem pasiploti. Tie, kurie ne prie scenos, gal kitais metais būsit jau prisijungę prie kurio nors iš šių folkloro ansamblių, pasveikinam visus šventės dalyvius. Tai visas šis gausus būrys dalyvių, svečių visų, kurie galbūt prie scenos neatėjote, bet tikrai kartu lygiai taip pat būsit į šį šventės viesulą įsukti, susirinkote į unikalią obelynės žolinę. Ji šiemet yra skirta kanklių metams paminėti. O kadangi mes tikrai žinom, kad jūs esat be galo draugiški, tai žinom, kad tikrai visiems po tą ragolių gabalą tikrai užteks ir jūs pasidalinsite ir skaniai suvalgysite po visų linksmų dainų. O šiaip tai labai nuoširdžiai sveikinu visus su šią puikia gamtos ir tradicijų švente. Ir žolinės visada primena mums mūsų žemės dosnumą, primena vasaros darbų pabaigą ir primena, kad mes turime bendrauti, bičiuliauti vieni su kitais. Nes nuo seno yra sakoma, kad jeigu per žolinės tu liksi vienas, tai visus metus būsi ir liūdnas, ir vienišas. Aš matau, kad jums tai negresia. Taigi būkite linksmi, džiaukitės, parsivežkite iš šito krašto puikaus pačius geriausius įspūdžius. Jolanta, o tikriausiai mes perdodam tą šakutį jums, nes jūsų čia iniciatyva daug suvažiavo šitiek svečių, šitiek nuostabių dalyvių. Tai Jolanta kartu ir sakom, skelbiame šventę atidarytą. Dėkojame gerbėmiems Jolantai Jankauskienei ir Skirmantui Nominaičiui. Tikrai džiaugiamės, šventė jau oficialiai atidaryta, galėsim to pasimėgauti, bet tikriausiai dar labai svarbus momentas, kaip reikia atidaryti šventę, ar ne? Tai tikrai bendra, graži mūsų visų kartu dainuojama daina. Tai mėly žiūrovai, žinokit, čia ne pasirodymas, visi kartu dainuojam, o kieno žali sodai. Sužinosim, kieno žali sodai, manau, kad obelynės patys žaliausi ir gražiausi sodai.
žali sodai, ypač tada, kai jie pilni tokių skambių dainų, kanklių muzikos. Ačiū visiems kartu dainavusiems, paleidžiam folkloro ansamblių dalyvius jau vėl įsitaisyti, ar kažkur po medeliais, ar ant pievelės pritūpti. Na kągi, padainavom, pasvajojom šiek tiek, pamastėm, parimojom. Dabar, man atrodo, jau laikas yra pašokti, pajudėti, pasikrūtinti. Ir tą padaryti mus pakvies Rumbų šeimos kapela iš Domeikavos. Tai tikrai nuostabus muzikantai, dar šiek tiek papasakosiu, kuom jie čia ir ypatingi, ir unikalūs, ir nebedaug gal tokių, ar kol kas, gal sakykim, nedaug tokių Lietuvoje yra. Ir pasilinksinkit. Rumbų šeimos kapela. Labas vakaras visiems svečiams ir dalyviams. Toks eilėraštis. Mergužėlį grėbi šieną, skaisti kaip balta ražiena. Skratėlė užsileido, kad nematyčiau jos veido. Maršas, labą dieną. Na, o aš noriu pakviesti į sceną dar vieną kolektyvą, dar vienus puikius folkloro puoselėtojus. Tai yra Rumbonių kaimo folkloro ansamblis Rumbonių sodžius, kuriam vadovauja energingasis Kęstutis Tumynas. Tai labų vakarėlių. Šitam gražiam sodžiukui mes atvažiavom, žinokit, tep kap į namus, bet ir pas mus tie pačiai apžėlį kap ir pas jūs. Žinokit, ir uodų tiek pat, bet žinot, šviežio kraujo kap čia atvežėm, tai brolalį. Jei nešoksim, tai nor pasikusinėsim tikrai. Taigi, mūsų sodžius tikrai labai gražus, per jį teka platus nemunėlis, turim labai didelį gražų piliakalnį. Kų mokam, tų darom, džiaugiamės vieni kitais, dainuojam, šokam, nu ir paklausykit, kų mes mokam.
Nuoširdžiai dėkavojam, kad atvažiavot irgi į Obelinę pirmų rozų, bet tikrai ne paskutinį, taip? Ačiū už bendrystę, už tai, kad atvykstat, kad kartu dainuojam, sustojam ir tai yra didžiausia laimė. Plojimai Rumbonių sodžiai, ačiū tikrai už jūsų dainas. Aš tai kartu dainavau, tikiu, kad ir kiti dainavo. O žinokit, dar kol išeinat, gal nesupyks kolektyvas, kad pagarsinsiu, bet labai noris, va tokioj bendruomeniai, tarsi mūsų visų kaip vienoje šeimoje susibūrus irgi šeiminiškom naujienom pasidalinti. Tai noriu pakviesti, žinokit, pasveikinti jaunamartę šito ansamblio, ką tik iškepta. Tai yra Miglė Tuminaitė, buvus dabar jau nauja pavardė, tai pagrindinė dainų užvedėja ir diplomas šiemet, kaip supratau, irgi apgintas mokytojas. Tai va, galim visi pasidžiaugti, sveikinimai nuoširdžiausia ir gal va į kitą šventę jau ir su vyreliu atvyksit. Tai va, taip gausėjam, gražėjam ir toliau mėgaujamės gražių vakarų bendruomeniai ir kaip ir pažadėjau, tikrai kanklių muzikos šį vakarą nestiks ir bus jos daug. Ir noriu dar kartą pakviesti Laurą Lukenskienę į sceną, kadangi tikrai jinai čia prisiruošus yra visokiausių kūrinių. Ir nežinau, gal net ir ne vieną instrumentą net atsivežusi. Tai, miela Laura, labai norim jūs pakviesti ir dar pasiklausyti kanklių muzikos. Ir pamuzikuoti, padžiuginti mus. Ir dabar puskunigio polka Leono puskunigio Voverytė. Dabar iš Krekenavos bus toksai valsas Žvaigždutė.
Jono puskunigio polka suskambėjo tikrai neatsitiktinai ir ne veltui, būtent minint kanklių metus šį vakarą scenoje. Na, o mes irgi leidžiamės į tuos giliuosius tikrai paveldo sluoksnius toliau ir dabar kviečiu jūs pasiklausyti sutartinių senųjų lietuvių polifoninių giesmių, kurias mums netrukus padovanos Kauno rajono Ežerėlio kultūros centro Zapyškio laisvalaikio salės sutartinių giedotojų grupė Devyniaragė, vadovė Miglena Perminienė. Šakinėje žvirblalis po pievo, šakinėje žvirblalis po lėčioto, šakinėje žvirblalis po lėčioto, debelė pažodė kalnažo, debelė paklonė kalnažoto, debelė paklonė kalnažoto, sigaba žvirblalė kalnažo, sugaba žvirblalė kalnažoto, sugaba žvirblalė kalnažoto, nupešė žvirblalė kalnažo, nupešė žvirblalė kalnažoto, nupešė žvirblalė kalnažoto, iškepė žvirblalė kalnažo, iškepė žvirblalė kalnažoto, iškepė žvirblalė kalnažo, išprašė žirdelė kalnažoto, užprašė žindelė kalnažoto, užprašė žindelė kalnažoto, privežė žindelė kalnažoto, prirėdė žindelė kalnažoto, prirėdė žindelė kalnažoto. Teisingai, bet rytoj žolinės diena jau tikrai padėkosim aukščiausiam, padėkosim gamtai už derlių, už visas gerybės, kurias gavom per metus ir va tada tai tikrai potausim. O šiandien skanaujam nuostabios muzikos ir keliaujam į kaimyninę šalį ir pažindinamės su latvių folkloro tradicijomis. Tai labai noriu pakviesti į sceną atkeliauti mūsų svečius iš kaimyninės Latvijos Ceraukštės folkloro grupę Laukamparė, saugančią ir puoselėjančią tradicinį Žiemgalos krašto kultūros paveldą. Jēvīt manas vilpastīte, Jēvīt manas vilpastīte, tu zini Rīgu Jelgaviņu, tu zini Rīgu Jelgaviņu, Jelgaviņa smuka muiža, Jelgaviņa smuka muiža, par visami muižiņami, par visami muižiņam, glāžu logi, glāžu durvis, glāžu logi, glāžu durvis, izrakstītas istabiņas, izrakstītas istabiņas. Bagarīte ļaudis skaita, bagarīte ļaudis skaita, lai ir visi sanākuši, lai ir visi sanākuši. Jānis bija, Pēters bija, Jānis bija, Pēters bija, Mikelīša vienevaiga, Mikelīša vienevaiga. Kur tu biji, Mikelīti, kur tu biji, Mikelīti, kad darbosi neredzēja, kad darbosi neredzēja. Saimniece raušu stepa, saimniece raušu stepa, tur pagāja visa diena, tur pagāja visa diena, tur pagāja visa diena, tur pagāja visa diena, lokoties į grozu
ir dar kartą labai smagu matyti scenoje užlipusius festivalio šeimininkus Kauno rajono Ramučių kultūros centro Neveronių laisvalaikio salės folkloro ansamblį Viešia, kuriam vadovauja Jolanta Balnytė. Su jais ir rytoj dar bendrausim ir taip pat tuos pačius brolius latvius irgi rytoj pamatysim ir jų dar pasiklausysim. Na tai kas Viešios repertuaro pagrindą sudaro, tai žinoma būtent Kauno rajone ir Neveronių apylinkėse per ekspediciją surinkta bei archyvose išsaugota medžiaga. Ir kadangi ansamblio nariai yra kilę iš skirtingų Lietuvos vietovių, tai jie kolektyvo programuose skamba tikrai įvairiausių etnografinių regionų garsais, sąskambiais, jiems nesvetimos ir sutartinės, instrumentinė muzika, sukasi tradiciniai šokiai, matau ten už nugarų ir kapela kūrėsi, dar visus čia juos tikrai sunku scenoje sutalpinti. Na ir išskirtinis Viešios bruožas, vat jau ir apie Latvių šiek tiek pasakau, tai ir apie Viešią noriu tikrai papasakoti ir atkreipti dėmesį, kad tikrai nuostabus tautiniai kostiumai, šventadieniai, tradiciniai kostiumai ir kiekvienas dalyvis dėvi būtent savo gimtajam etnografiniam regionui būdingus drabužius. Tai net jeigu jų nepažįstat, tai atkreipia dėmesį į raštus, į spalvas, į medžiagas, galėtumėt pasakyti bent jau iš kur tas žmogus yra kilęs. Štai ateina, pavyzdžiui, moteris iš tolo, jūs dar nežinot jos vardą, bet jūs jau žinot, iš kur jin yra. Įsivaizduojat, kaip išduoda kostiumas. Oho, ir su visais jais galima pabendrauti, manau, ir susipažinti, ir visokių įdomybių pasiklausyti. Ir žinoma, tos, dabar ką tikrai išgirsim, tai tos iš gimtųjų savo kraštų atsineštos dainos ir 2 instrumentiniai kūriniai. Tai kviečiu ir padainuoti, ir pašokti kartu su Viešia. Nes laužo nutarėm dėl karščio truputėlį prisibijojom ir pagalvojom, kad jūs niekada nebūnat kūčių naktį čia. O mes čia susirenkam, giedam sveikas Jėzau gimusis ir dar tokią trankę vakaronę turim. Tai pasižiūrėkit, kokia būna kūčių naktį jinai. Bet šiandien jinai šviečia dėl jūsų ir dėl to, kad mes vieni kitus matytume. Danute? Prašyčia Dievą per visą dieną, kad kana diena būtų, kad kana diena būtų. O kad nematytų mane tėvožėlis per laukelį parjojantį per girdėt negirdėjo, žirgelio tik suprato, žirgelio tik suprat. Balnu pabalnuotas, šarmu apšarmuotas čia, ne mano žirgužėlis čia, ne. Tiesiog noriu bendros dainos, noriu kartu vėl išgirsti ir jūsų balsus, tai ir padainuokime tą sakalą, kuris apjungia mūsų visą Lietuvą. Oi, tu sakalai, sakalai, Lietuvos štai lakioji, yeah.
Nu tikra linksmuolė ta viešia, jums ir priklauso tokiais pavadinimais polkas grot, tikrai visus išjudino, bet tikriausiai linksmuolė ir pašoko prie eglutės. Na, o kol ateis dar vieni muzikantai, tikrai šokiai dabar tęsis, man atrodo, kas šokot, tai taip per daug neatsipalaiduokit, to širdies nenuraminkit, pakvėpuokit šiek tiek, atsigerkit ir tuoj vėl šoksim. Šokam, muzikuojam, džiaugiamės, vakarojam. Raseinių kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Dubysa. Aš tik paukštelį pataisysiu, ne liaudiškos muzikos, o tradicinės instrumentinės muzikos ansamblis nuo 21 metų. Taip apibrėžiam savo žanrą. Labai teisingai, labai faina, išsibrauksiu, pasirašysiu, o man pačiai irgi daug mielesnis va šitas įvardymas. Taip, ačiū už patikslinimą, klausom tradicinės muzikos. Į kaipgi Dubysas ansamblis apie Dubysėlę negali padainuoti. Bet prieš visas mūsų muzikas grajus dainas noriu dar jums klausimą vėl užduoti. Kaip jūs galvojat, koks pas mūsų vyriausias muzikantas, kiek jam galbūt metų? Sako 83. Kaip vyrai, a per mažai, a per daug pasakė? Per mažai, reiškia reik daugiau. Kiek da kokie bandymai? 87, kaip vyrai, biški per daug. Nu tai imkim viduriuką, 85. Mūsų Vytautas Didysis. Taip, kad jauns, sens, jam visą laiką norisi tos meilės ir to artumo, ir to šilumos. Tai ir dabar skambės dainelė apie istoriją, kas nutiko prie Dubysėlės. Ir vadinasi, prie Dubysėlės aš užaugau. O kas ten buvo, toj padainuosime. Prie Dubysėlės
senovinis fokstrotas ir vėl truputėlį tokių užuomenų. Žinau, kad su tokiais gražiais skrybėliukais mes ne iš mandrumo atvažiavom, ne šiaip, bet ruošiamės rytoj, kai prašvis į Palangą važiuoti. Kad nebūtų taip karšt, praneš gerą orą. Kas galit irgi, nuvažiuokit, aplankykit jūrą, o mes keliaujam į Palangą ir žiūrėsim, kas ten bus. Šimkaičių polka, šoka visi.
Tai netrukus scenoje išgirsime žemaičių daunininkų dainavimo tradicijos puoselėtojus, sergėtojus ir kodėl čia tą tradiciją aš taip atskirai kažkaip išskiriu, todėl, kad šiemet būtent ši tradicija buvo įrašyta į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Kretingos rajono kultūros centro vyrų folkloro grupė Andulė. Aš labai nemoku žemaitiškai, tai jau žinau, kad biškai jau ausis užsiraitė, kaip čia ištariu, bet tikrai manau, kad pasiklausysim ir jeigu ausis kažkam užsiraitė, tai dabar tu atsiraitys atgal ir atsivers ir tikrai maloniai pasiklausysit šio nuostabaus ansamblio dainų. Ant aukštą kalną berželis, o po to berželių Mes vadinamės Andulė. Lietuviškai būt Andulė. Esam iš Kretingos. Nu ir aišku, galėjom to pačiu beproto pasidžiaugti, kad gyvenam tokiu gražiu žaliu žemelėje su žolinėmis.
klėtė pailsėsi, ajajaj, aukšto klėtė pailsėsi. Ontijorės kraštelė, šiekeli pačiuo, šiekeli suvyta, žirgeli sulyt, umažava nujuos, o pas sava pane, ak tik tai nujuojaus, trakt ir apsistuoj, keima vidurelė, panas tonciavoj. Keima vidurelė, panas tonciavoj. Buvo lakštingalelė, sodinelė geidoj. Aš tu sodina kirsu, kirzdams pagenės. Žabliunėse šakelės į krūvelę dėdės. Iš stuomenelę dirbdina su duove. O iš viršūnelės margalinginė. Naujojo lovelė aš pats atsigul. Naujo linginelė panelė lingau. Nalingauk tu monis, na prašau aš tau. Moni išlingavo seną matošę. Moni išlingavo seną matošę. Moni išnešioja vyresnė sesė. Kad moni maža matošė augin, ką pagunelė darželė brandin. Baltą atprausi, šiltą suvyniuoj, on baltų rankelių moni užnešiuoj. Na, o po tokios apeiginės dalies keliaujam į linksmybių tikrai miestą, kadangi ten gyvena labai nuostabi folkloro bendruomenė. Keliaujam į Kaišiadorės ir susitinkam su Kaišiadorių kultūros centro folkloro ansambliu Verpeta, kuriam vadovauja Valerija Jankauskienė. Labas vakaras, brangieji, labai norim šitą mūsų pirmąją dainą pasveikinti visus čia susirinkusius ir labai didelį ačiū ir nuoširdžiausiai tokį Jolantai ir visiems organizatoriams šito šventės, kad yra toks sugebėjimas suburti visą Lietuvą, visus regionus, o mes kaip ant Rubežiaus, tai labai visus dzūkus ir visus sveikinam su šitą šventę ir smagu būti kartu. Aš kelaliu keliavau.
Tai dar viena diena apie žolynus, apie šienelį. Gieda gaidė, alėjam savareikelė, kiosakis zernelė, aikeli dargelė, dar nesikelsiu, dar negenelė, dar nebūdė,
Ar jūs žinot, kad šiandien gimė mūsų Valė? Mes sakom mūsų, nes Valė ne tiek daug, ne tiek mažai. Tik 75, o atrodo kaip 16. A balsas koks? Va, ką reiškia. Valia, mes tave be proto mylim. Žinai, kaip mes draugaujam. Dušiom, šeimom, ansambliais. Ir tai yra jėga. Dovanojam tau kaip babai, kad būtų šilt. Šiluma kaulų nelaužo. Jo, linkim tau kuo didžiausios sveikatos, žinoma. Ilgiausių metų dar toli matyt. Kad dar mes visą laiką susirinkę galėtume užtraukti tą abidvi dainą, taip, kad užgestų tos visos žvakės ir lemputės. Bet tai yra didžiausia vertybė, nes mes vieni kitus turim. Pažiūrėk, kaip jie visi sustoja. Mes irgi, tokia girdint auditorijai plačiai matant, mes didžiuojame savo vadovę. Ją mylim ir linkim, kad jinai būtų sveika ir dainuotų daug dar liaudies dainų, puoselėtų folklorą. Mes tave, Valerija, labai mylim. Su gimtadieniu. O šilumos per daug nebūna. Tokia pačia. Valia, tau jau ne 16 ir ant kojų. Ir ant kojų vieną ant pečių, o kitą ant kojų. Suderėjom, žinokit, ašarą net iš juoką ištriška. Susitarė taip tikriausiai. Valia, tikrai visi labai mylim. Tai kas dar čia yra? Viso pilno balso. Gyvuok, ilgiausius metus. Gyvuok, ilgiausius metus. Sveikatos ir laimės tegul tau pribus. Sveikatos ir laimės tegul tau pribus. Gal biškai pažiūrėtume, kad ilgiausius metus. Dainuok, ilgiausius metus. Sveikatos ir laimės tegul tau pribus. Sveikatos ir laimės tegul tau pribus. Su Valia dainuot ir šokt ir šnekėt ir gruot ir šiaip eit kartu yra didžiausia laimė. Nu, kaip sakote, 16, tegul ir būna visą laiką 16. Sveikatos ir rūkvatos. Žydėt, kaip žydė gėlės ir nevysta. Amžinai. Žodžių pasakyti. Bet dainuos žinai pati, kad nors vieną. Bet paskui užmiršiu, ką buvau žiūri dabar iš tas žvaigždės ir galvoju, kad mano dabar tėveliukai matytų. Kaip aš švenčiu savo 75 metį. Džiaugtųsi, o kad reikės 16 metų, tai kas mane pastebėtų? 16 metų. Kas mane pastebėtų, kas mane matytų, kas mane žinotų. Ir didžiausia laimė dabar, šiandien man čia, tai aš nežinau, ar kam nors pavyko dar švęsti šitaip su visą Lietuvą gimtadienį. Tai yra nuostabu, ačiū labai, Jolanta, kad festivalį savo, bet būtent tokią dieną. Dėl tavi, bet su nakvynė aš darau. Jaučiam tikrai labai nuoširdus ačiū visiems. Man smagu labai su jumis ir smagu, kad čia esu, kad dar gyva, kad dar sveikai, dar galvoju, dar daug galvoju. Čia yra maišas obuolių, obeliniai maišas obuolių ir visi turim pasivaišinti. Šona, kad
koncertą uždaryti kviečiu tikrai ilgai jau savo pasirodymo laukusi Vilniaus miesto folkloro ansamblį Labingis, kuriam vadovauja Milda Ričkutė. Kaip sėjau linelį, sudėliau linelį, šalaviją šakelį, va taip sėjau ir pasėjau. Taip augo linelis, taip augo linelis, sudėliau šalaviją šakelį, va taip augo ir užaugo. Taip robiau linelį, taip robiau linelį, sudėliau linelį, šalaviją šakelį, va taip robiau ir užaugo. Kaip rišau linelį, taip rišau linelį, sudėliau linelį, šalaviją šakelį, va taip rišau ir surišau. Kaip nukiau linelį, taip nukiau linelį, sudėliau linelį, šalaviją šakelį, va taip nukiau ir nedėliuos padėkoti Jolantytei, šitos šventės organizatoriui ir sielai šitos šventės, už galimybę rugpjūčio danguje
beveik 12 valandą stovėti čia scenoje ir dainuoti dainas apie žolynus po advento kalėdinę ar nežinau kokią eglę. Nu tokio turbūt ne kasdien tenka. O kadangi mūsų tokia programa vis tiek apie žolynus, tai moterys yra pasiruošusios dainuoti sutartinę apie šalaviją. Šalavijas auga, šalavijėlė, šalavijas auga, šalavijėlė, šalavijas auga, šalavijėlė, giliuose mariuose, šalavijėlė, giliuose mariuose, šalavijėlė, giliuose mariuose, šalavijėlė. Raisim sesutėlė, šalavijėlė, raisim sesutėlė, šalavijėlė, raisim sesutėlė, šalavijėlė, šalavijas skina to šalavijėlė, šalavijas skina to šalavijėlė, šalavijas skina to šalavijėlė. Šalavijėlė, gražu žolinėlė, šalavijėlė, gražu žolinėlė, šalavijėlė. Pagros muzikantai ir pašoksma šalabanų, kas saka reiškia ir nelabai rimtų ir takį paskladysį biškį vyrų. Tik nubangavo tas nusilenkimas. Ačiū Labingiui, su juoku, su šypsena išlydim iš scenos. Ir tikrai dėkojam už tokį, atrodo, vat irgi žolinės pokštelę visą suskintą. Kiek jūs čia žolynų apdainavot, apgiedot ir apšokot netgi, ar ne? Ir šalavijai, ir linai, visko ten buvo. Ačiū jums. Na ir žinoma, dėkojam visiems ansambliams, grupėms, solistams. Ačiū ir jums, mėly žiūrovai, kad kartu dainavot, šokot ir mėgavotės mūsų visų bendrystę. Tai labai kviečiu dar neišsiskirstyti, kaip Jolanta šio festivalio siela sakė, Obelinė žolinė šiaip yra naktinis festivalis, žinokit, tai mes dar niekur nesiskirstom ir tuoj pat po šio koncerto dar pažvaigždėmis kviečiam jūs jungtis į sutartinių ratą, eisim sesę Stūto kartu su Viešia, Raskila, Devynieragė, Gaudė ir Labingiu.